Sveiki visi, su jumis aš Mažasis žvejys ir šiandien vėl filmuojam naują epizodą ir šiandien žvejosiu, spėjai, kas per vietą čia ir man ką tik buvo. Čia yra, kaip jisai, pamiršau dabar. Delfino ežeras, delfinas. Ir čia aš ką tik nespėjom užmesti meškerės realiai, nu aš tik užmečiau ir iškart užkibo didelis karštis, čia va noriu ko užmesti. Užkibo ir kol kas papypsi, bet kol kas taip jau vienas užkibo, jau geras ženklas. Ir ant avižadrebio, tu atsivežęs avižadrebį, tai ant avižadrebio buvo vienas kibimas, bet taip normaliai nepaėm, tai koks ešeriukas. Jeigu kažkas kibtų, būtinai nufilmuosim ir kažkas kibo, čia gal vėjas, čia roko. Žodžiu, jeigu kažkas kibtų, nufilmuosim. Nu tai va, ant avižadrebio. Pagavau vieną ešerį ir dabar užkibo ką tik ant avižadrebio raudelą. Per delną paleisim. Nusipypsi, kibau, kibimsavo, bet nieko norėjau filmuoti, bet kažkaip nustojati nefilmavau. Raudelą. Ačiū, kad davė emocijų. Jo, tai būtinai jau norėjau gyvūnai laikinkit, nors dar video nepasibaigia. Tai jeigu kibs, nufilmuosim. Jo, šiau. Jau žvejojam biškį, nu kiek čia, buvo kibimų, draugų kibims. Ir va ant dropšotas, rašau dropšotą, avižadrebį biškį, du vietoj avižadrebio šotas, rašau toks ešeriukas paėmė, paleisim, opa, ir nuplaukė. Gerai, tai jau dar kažkas kitas nufilmuosim, nes kimbo tai gerai. Va, toks ešerys tai parodys ant avižadrebio, nežvenkit iš manęs. Ant nusidėjimo per žadrėmę kotą atsirinkim žlipku, va tokį masaliuką. Ir va toks ešerys. Ui, didelis. Čia jau nemažiau 102 gramų. Paleisim. Tai va, draugas pagavo ešerį, parodė kokį. Neužlips, aš matau. Opom. Gražus. Jau, geras. Paleidamas. Parodyk masalą į mano žiūrom. Nes mes filmuojam ir per jo, ir per mano telefoną. O, toks ešerio imitacija. Toks kaip jo ešerio imitacija su blizgė. Bet tai čiupo tai neįtikėtinai. Trečias ešerys, tų mažų mes ešerių nefilmuojam, nes tiesiog tie maži ešeriai, nu tai kas čia. Nematė, tų mažų ešerių matėm, dėl to mes tik nuo tokį didesnį nufilmuojam. Tai jo, jeigu kažkas liks, būtinai nufilmuosim ir ant dugninio nieko, bet ant šito tai kol kas gerai. Tai jo, jeigu kažkas kips, būtinai nufilmuosim. Tai va, karočiui daug labai nefilmavau, bet pagavau. Pagavau daug ešeriukų. Pagavau daug ešeriukų ir, nu kaip daug, porą ešeriukų pagavau, daug nieko. Žinai? Ne. Kibimo kol kas neslaukiam, tai po draugų buvo, kibimos taip tai daug nieko. Tai jo, jeigu dar kips, tai būtinai nufilmuosim, nes, nu, stengsis filmuoti, jo. Tai, kai va, tiksliau, jau man galva pilnasi. Tai žvybą baigėm, tik pabaigos nenufilmavau, nes atvažiavo mūsų pasimti ir žiauriai pavargau, tiesiog daug žuvies nepagavom, 2 karšiai ir ešerių biškį. Tai jo, būtinai laikinkit šitą kanalą, subscribinkit ir viso gero, iki.